Nu ką, draugai, matėt, kas vyksta su Antanu, girdėjot? Antaną patalpino į vienutę, Antanui iš vis neleis niekur su nieko bendrauti ir visą kitą. Klaunas antiek apsišykęs, antiek visko bijo, antiek banditai, tas būtent Požela, būtent tie visi kiti ten įsigimėliai, antiek visko bijo, antiek nustatyti yra, vienu žodžiu, kad iš tikrųjų užuojauta Antanui, tai yra kažkas protu nesuvokiama. Žmogus visą savo bausmės laiką atliks praktiškai vienutėje, uždarytas, įsivaizduojat. Nes tie padugnės bijo, kad jisai reiškia, gali vadovauti frontui nematomam, frontui, kuris gali pakeisti perversmą padaryti. Pasirodo, atkasė dar visokių ryšių, kad jisai su Rusija, netgi su Putinu, sakė, nuotraukas yra pasidaręs, įsivaizduojat. Tokiam va lygiai viskas vyksta. Tai va, nežinau, draugai, rytoj teismas vyks prasideda 9:30. Kiek aš žinau, advokatas Erikas reikalavo, kad jie atvežtų į teismo salę. Tai va, žiūrėsim, kas bus. O šiaip, iš tikrųjų, sakau, užuojauta Antanui. Vienutėje gyventi yra nekas, aš ten buvau, žinau. Tai va, draugai, ką, laikykimės, sėkmės, kovojam, toliau nenuleidžiam rankų. Gero vakaro, Antanai, laikykis mes su tavim.